Mane liečia klausimas, kokią įtaką galėtų ekonominė situacija kaimyninėse šalyse turėti Lietuvai. Iš tikrųjų gali turėti, kadangi mes pirmiausia esam susiję importo ir eksporto ryšiais, ekonominiais ryšiais ir, sakykime, galimybės eksportuoti Lietuvos produkcijų sumažėjimas muštų per mūsų kišenės, per mūsų ekonomiką. Antras dalykas, na ir kitoms šalims galioja lygiai tas pats. Antras dalykas yra bankų sistema. Bankų sistema pasižymi tuo, kad Lietuvos, Latvijos ir Estijos dideli bankai turi motininius bankus Švedijoje ir Suomijoje. Kartais šitas visas regionas yra žiūrima kaip į vieningą bankinį regioną. Tai labai suprantama, kad kažkokie bankų sistemos ar finansinės sistemos, finansų rinkų sistemos sutrikimai vienoje valstybėje labai lengvai gali persimesti į kitą. Tas pats pasakytina apie valiutas. Mes esam visi trysia suinteresuoti mūsų valiutų stabilumu. Visų trijų mūsų yra siekis įstoti į eurozoną. Ir todėl mes taip pat turėtume bendradarbiauti, keistis informaciją, žinoma, ir platesniam kontekste. Tai štai turbūt tiek.